Sveiki visi, šiandien parodysiu sukurti World of Warcraft The Burning Crusade 2.1.3 versijos serverį. Pirmą mums prireiks 4 failų. Tai Ascent failą, Database failą, MySQL ir WAMP 5 prireiks mums serverį. Tai dabar mes susikūrėme du folderis Ascent ir Database. Vadinam Ascent iš Ascentą, kitą folderį dabar pavadiname Ascent files, išekstraktiname į Ascent folderį, kur susikūrėme. Iš NSPDB folderio išekstraktiname viską į DB folderį, kurį susikūrėme. Taigi viskas. Taigi dabar naviname į Ascent folderį, kurį įsklidėme. Ir matome tokį dalyką add. Taigi mes jį kopiname ir nukopiname į World of Warcraft folderį pagrindinį. Kaip nukopiname, sukuriame naują folderį, pavadinkime jį Maps. Dabar spaudžiame add, va šitą daikčiuką add. Dabar ekstraktinam Maps folderį. Truputį užtruks. Čia nuo kompiuterio priklausys, jau geresnis kompiuteris greičiau, jau blogesnis lėčiau. Taigi prireiks truputį palaukti. Dar ką noriu jums paminėti. Kaip įsirašysite World of Warcraft serį, tai yra žaidimą, jį užpačinkite iki 2.1.3 versijos, nes jeigu bus didesnė versija, pavyzdžiui 2.2.0, tada jungsitės į serverį savo, jums išmes, kad jūsų versija neatitinka. Taigi, tada jums reiks perinstaliuoti World of Warcraft ir užpačinti iki 2.1.3 versijos. Tai noriu paminėti šitą dalyką, kad paskui nekliūtų problemų, kaip man buvo. Kaip matau, čia truputį užtruks, taigi aš dabar šitą vaizdo įrašą stabdysiu ir paskui padarysiu antrą vaizdo įrašą, tutorialą, kaip tik sakant, kur užbaigsime, kaip kurti World of Warcraft serverį, nes tas užsikrovimas labai ilgai truks. Tai gerai, viso gero sutiksime antroje tutorialo pusėje.